Sveiki, nors ir vyksta tas lietuviškasis El Clasico, galima sakyti taip, kviečiame užmesti akį ir į rungtynes uostamiestyje. Šiandien Klaipėdoje, Švyturio arenoje irgi turėtų būti įdomu ir tikrai turėtų būti užbėgti įvykiams už akių žiūrint į tuos penketukus. Tai Milė Iličius 4 rungtynės prieš tai žaidė ir nieko kol kas šiandien nepradėjo. Jis rungtynių startinėme penketuke, nuo klaidų skaičius tikrai nemažas. Kai žaidėjo pozicijoje, nebūtų jam tai naujiena, yra rungtynėvės. Šiame mače 8 taškus surinkęs Arnas Labunskas, kuris Gintaras Vitkauskas šiandien vyriausiasis. Teisėjas Andrius Maleckas ir Tisabas taip pat teisėjauja. Simas Butelnevičius 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Labunskas jaučia, kad šiandien yra jo diena. Mažeika prieš Kukštikalnį 2-7 numerį dvikovą. Mažeika gerokai labiau patyręs ir dabar tai demonstruoja ūgio persvarą. Nepavyko to padaryti. Greitas Neptūno atsakymas. Drąsiai žaidžia Arnas Butkevičius. Kalbant apie čia greitą ataką, Davidas Uliukas pelno taškus per rungtynes. Per tas 9 žaistas Tetatet Kazino LKL. Dar viena greita ataka. Denilis Nuovinkas krauna kamuolį iš viršaus. Šį kartą jau perdavimas tarsi Milė Iličiui, šį kartą Valdui Vasilijui ir Vasilijus Pitkas atrodo sako, kad nereikėtų tokių žaisti visai kitaip. Tai yra pradėjo demonstruoti geresnį krepšinį ir rezultatus, o čia kaip gražiai dabar sužaidžia Džermeinas Lavas, akrobatinis. Ir baigėsi atakai skirtas laikas, Lukas Aukštikalnis skuodžia į priekį ir pelno taškus iš po krepšio. Žaidimo aikštėje, kaip sekėsi jo komandai, o čia metimas ir labai sudėtingus taškus pelno Valdas Vasilijus. 3.3 survise. O čia štai tokius taškus pelno Džerajus Grantas. Bet teisėjauja ne jis, Gintaras Vitkauskas. Šiandien vyriausiasis arbitras Andrius Maleckas ir Tisabas taip pat. Dar viena klaida, klaidos pasipylė pastaruoju metu ir Buterlevičius iš po krepšio 13. Mažeika. Šarakauskas iš toli, Iličius prišoka, bet metimas 10 taškų yra Vasilijaus sąskaitoje. Mindaugas Girdžiūnas gražiai numeta kamuolį Mažeika Butkevičiui, Kauskas iš toli nepataiko Julius. Ir greitas atsakymas, Beideris. Pakabintas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Džerajus Grantas, labai gražios avialinijos, kurias dabar surezgė amerikiečiai. Trevisas Kubilius pasižymėtų. Čia susirinkę gerbėjai, kol kas Erikas atrodo, kad debiutuoja šiame sezone Neptūno gretose. Tai yra pirmasis jo pasirodymas, debiutas be taškų. 73-65. Tokiu rezultatu baigėsi šios rungtynės.